popierių rinkose įsižiebė viltis, kad šiandien vyksiančiame JAV Senato susirinkime bus pasisakyta už rinkų gelbėjimo planą. Nes šias dienas kritę Azijos biržų indeksai pasistebė aukštyn. Įkandin jų nedrąsiai, tačiau bent 1% kilo kai kurie Europos indeksai. Investuotojai vis dar nepasitikė esama padėtimi rinkose ir žvalgosi palankių sprendimų bei naujienų iš užsienio. Prekybos sesijos pradžioje kilusi naftos kaina galiausiai leidosi iki 96 JAV dolerių už barelį ribos. Baimintis galima ekonomikos sulėtėjimo, kuris mažins naftos paklausą. Pabaltijos rinkose investuotojai sulaukė techninio atšokimo. Po didžiosios griūties indeksai nusidažė žalia spalva. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas kilo 2,33%. Investuotojai buvo linkę įsigyti kaip įmanoma daugiau ženkliai atpigusių akcijų. Sudaryti 1193 sandoriai, kuriais perleisti vertybinių popierių už 5 milijonus litų. Keletą dienų kritusios bankinio sektoriaus akcijos atšoko ir fiksavo teigiamą pokytį, iš kurių labiausiai pasižymėjo Ūkio banko akcijos atsitiesus virš 5%. Daugiau kaip 1 milijono litų apyvartas demonstravo Invaldos bei solidžius dividendus linkusios mokėti bendrovės Teo LT akcijos, kopusios iki 8,10 lito ir iki 1,87 lito. Mažmeninės prekybos rūbais lyderės aprangos akcijos šoktelėjo daugiau kaip 8%. Tam įtakos turėjo tiek techninis atšokimas, tiek investuotojų lūkesčiai, belaukiant skelbiamų rugsėjo mėnesio apyvartos rezultatų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas taip pat neatsispyrė bendroms tendencijoms ir rodė teigiamą 1,89% pokytį. Sudaryti 119 sandorių, kurių apyvarta siekia 72 tūkstančius Latvijos latų. Keletas aktyvesnių pozicijų kopė daugiau kaip 3% į viršų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas kilo 1,13% aukštyn. Investuotojai kiek ramiau įvertina užsienio naujienas, bemaž visą 2,69 milijonų eurų apyvartą sudarė tiesioginiai sandoriai. Didesnius atšokimo ženklus buvo galima matyti likvidesnių akcijų, tokių kaip Baltika bei Olympic Entertainment Group, kurios šoktelėjo virš 2%. Sėkmingų investicijų.